Lapkričio 1 dieną, visų mirusiųjų pagerbimo dieną, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studentų atstovybė jau 13 metus iš eilės surengė akciją Sielų upė. Šios akcijos dėka žmonės, kurie neturi galimybės nuvykti ant savo artimųjų kapų, gali žvakutę uždegti tiesiog Sielų upėje. Akcija kiekvienais metais vis didėja. Sielų upė organizuoja Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studentų atstovybė. Šią akciją organizuojame jau 13 metus iš eilės. Kodėl mes darome šią akciją? Todėl, kad parodyti, jog Lietuvoje yra švenčiama ne tik iš vakarų atėjusios naujoviškos tradicijos, o taip pačiai, kad mes turime ir savo senus gražius papročius. Pagrindinė simbolika tikriausiai yra tos žvakutės visos ir pagrindinė mintis nepasiduoti visoms Helovino tradicijoms, o paminėti ir lietuviškas gražias šventes ir parodyti, kad jos irgi gali būti jaukios, mielos ir kuriuose gali lankytis daug žmonių, nes kaip matom, pilna. Pradžia buvo visai nedidelė, nuo fakulteto dekanato iki kultūros katedros. Vėliau vis augo ir dabar nusitęsusi nuo Soboro iki Kauno katedros. Šios akcijos metu Kauną apšviečia daugiau nei 5000 žvakučių. Tai akcija, kuri suvienija ne tik Kauno, bet ir visus Lietuvos žmonės. Daugybė žmonių atvyksta prisidėti arba tiesiog pasigrožėti šiuo vaizdu. Akcija, kurios metu dangus prisiglaudžia prie žemės ir upės bangelėmis paleidžia vilnyti ne vandenį, o sielas. Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė. Todėl neįmanuokime, jei aplinkui tamsu, mes nemokame savo kelio nušviesti. Kiekvienas nešame sielą lyg žibintą. Ir ką aš padarysiu, jei mano žibintas silpnai šviečia? Vytautas Mačernis.